Na taip, neginčiamas faktas, kad teko tarnauti specpajėgose 16 metų, tai didžiulė garbė ir atsakomybė. Ar aš save rašytoju skaitau? Na, tikrai ne ir net nepretenduoju iš tiesų tokiu būti, bet rašiau knygą iš tiesų vedamas visai kitokių paskatų. Ši knyga tai yra apie sėkmingą organizaciją, kuri turi savo pavadinimą, tai yra specialių operacijų pajėgos. Tai ta vieta, kurioje, kaip ir minėjau, man teko tarnauti. Pastūmėjo tas, kad norėjau atsidėkoti organizacijai, kuri manim tikėjo, kur leido atsiskleisti, kur aš galėjau save realizuoti. Taip, tai buvo didžiulis iššūkis, nes norėjau atsidėkoti, bet nepakenkti. Visi mes žinome, ta prasme, kad specpajėgos, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte yra visa, kas apie iš vidaus, tai yra po 1000 užraktų. Neslėpsiu, ne kartą berašydamas knygą, ją padėjau į šoną ir galvojau viskas, nebegaliu daugiau rašyti, nes realiai negaliu to rašyti. Pamastydavau, pagalvodavau, pabendraudavau su savo kolegomis. Ačiū jiems, kurie paskatindavo, sakydavo, Vidai, tu tikrai gali ir rasi minčių ir idėjų, kaip tai padaryti. Dar vienas dalykas, kuris mane labai paskatino ir įkvėpė rašyti šią knygą, tai berašant knygą, o tai užtruko maždaug apie 1,5 metų, buvo labai daug netekčių. Ir tai susijęs su mobbingais, patyčiom, psichologiniu smurtu organizacijose. Na, tada man buvo jau paskutinis lašas ir sakiau, viskas, aš tikrai parašysiu knygą, kad tai būtų pavyzdys. Šią knygą skiriu visiems tiems, kurie susiduria su iššūkiais organizacijose, su tokiais kaip lyderystė, efektyviai lyderystė, įkvepianti lyderystė. Taip pat rekomenduoju šią knygą tiems, kurie nori pagerinti mikroklimatą komandoje, įpūsti tos komandinės dvasios, bet jie neturi galbūt patirties ir išminties tai. Ši knyga tai iš tiesų yra mano patirties ir išminties kokteilis. Parašiau šią knygą labai paprastai, nerašiau akademinę kalbą, nerašiau karinę kalbą, kariniais žargonais. Tiesiog parašiau taip, kad netgi jaunoji karta, būsimi vadovai, lyderiai, moksleiviai galėtų pasiimti šią knygą ir paskaityti. Paskaityti tie, kurie svajoja būti vadovais, lyderiais ir net nebejoja, kad jie ras kažką tokio, kas jiems padės gyvenime. Taip pat šią knygą rekomenduoju ir esamiems vadovams, lyderiams. Mes labai dažnai pamirštame pamatinius ir prigimtinius dalykus. Na, aš kaip visada mėgstu sakyti, jeigu tau kažkas suskaudo, nuėjai pas daktarą, taip, jisai gali tau išrašyti vaistų nuo skausmo. Bet tuo momentu, taip, bus efektas, pagerės. Bet ar tai išgydys ligą? Ne. Visada reikia ieškoti priežasties. Tai šioje knygoje sudėjau pamatinius, pagrindinius organizacijos dalykus. Taip, ši knyga tai yra labdaros projektas. Nemažą dalį lėšų skiriu broliams aitvarams bei jaunimo linija. Kodėl aš tai darau? Na, vėlgi, sugrįšiu prie to pačio. Broliai aitvarai tai yra
Labdaros ir paramos fondas, kuris yra įsikūręs specialių operacijų pajėgose. Na, nesvarbu, ką aš ir kaip daryčiau ir kur bebūčiau, visada buvau ir būsiu dėkingas. Ir taip atsidėkodamas skirsiu dalį lėšų broliams aitvarams, kurie rūpinasi, padeda specialių operacijų pajėgoms, kariams ir jų šeimos nariams, kurie susiduria su gyvenimiškais iššūkiais. Taip pat jaunimo linijai skiriu. Galbūt irgi klausimas, kodėl jaunimo linijai. Jaunimo linija tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri teikia anoniminę emocinę pagalbą jauniems žmonėms. Ypatingai šiais laikais, kai gyvenimo tempas yra milžiniškas, gyvenam kiekvieną savo gyvenimą. Dažnai mes pamirštame savo vaikus, atžalas ir turim didžiulės pasekmes. Daug kas klausia, kur galima įsigyti šią knygą. Tai šią knygą galima įsigyti mano internetinėje svetainėje teamonefist.lt. Taip pat šią knygą galima įsigyti mano pristatymuose. Šiuo metu aktyviai važinėju po Lietuvą ir pristatinėju šią savo knygą. Taip, kad kiekvienam pristatyme yra galimybė nusipirkti ją. Šią knygą skiriu tiems, kurie susiduria su iššūkiais. Iššūkiais vadovavime, iššūkiais lyderystėje, iššūkiais su komanda, kur tie, kurie nori pagerinti mikroklimatą komandoje, įkvėpti, įpūsti tos komandinės tikros dvasios, kad efektyviai pasiektų maksimalų rezultatą.